Lavender Village įsikūrė 2010 metais ir palaipsniui, po truputį atsirado ir visa poilsiavietė. Tai pirmus metus dirbome turėdami tik tai 3 kambarius poilsiavietėje, kas pasirodė iš tikrųjų mažoka ir norėjosi užimti svečius ne tik vasarą, bet ir žiemą, nes vasarą tai taip gamta graži, šilta, saulė šviečia, visada svečių yra, tačiau žiemos laikotarpiu pasidaro sudėtinga prisikviesti. Taigi sugalvojame, kad reikia imtis naujo projekto ir įsirengti 2 papildomus kambarius pritaikytus jau žiemai. Tai abu kambariai turi individualias saunas, turi individualias vanias, tai žiemos laikotarpiu iš tikrųjų jie yra labai populiarūs ir galima ne tik pasivaikščioti gamtoje, pačiuožinėti ant ledo žiemos laikotarpiu, bet taip pat po to sušilti saunoje ir išgerti mūsų levandų arbatos. Kadangi sugalvojame įsirengti papildomus 2 kambarius, paskaičiavome, kad savų lėšų tam nepakanka, todėl sugalvojame kreiptis su paraiška, gauti paramą ir mums pavyko. Tai aišku, reikia pateikti daug dokumentų ir paskui juos tvarkyti tam tikrą laikotarpį, siųsti atskaitomybės kasmet. Tačiau bet kokiu atveju visą tai labai pasiteisino ir dabar be galo džiaugiamės, kad ėmėmės šito projekto.